Sveiki, aš esu Paulius, kitaip žinomas kaip Orbit, ir šiandieną jums papasakosiu, kaip reiktų geriau aiminti. Visų pirma, nuo ko reiktų pradėti, tai yra jūsų settingai, o dar tiksliau sensitivity. Sensitivity greitų metu tuoj paaiškinsiu, kaip reiktų rasti savo, jokių būdų nekopijuokit jokių tenais pro playerių, reikia būtinai rasti savo tinkamą sensitivity. Toliau, Scope Sensitivity Multiplieris yra, siūlau palikti ant vieneto, tai yra, kai su operatoriumi arba maršalu priskaupins, jums sensitivity keisis. Tai tarkim, jeigu padarysi 2, jis bus aukštesnis negu jūsų normalus sensitivity. ADS Sensitivity Multiplieris tai yra, kai su vandalu, fantomu ar ten kitų stingeriu ar dar kažkuo tai priskaupinat, irgi sensitivity šičia keisis, tai realiai siūlau palikti ant vieneto. Toliau invert mouse'as siūlau palikti ant off, dėl to, kad jeigu čia kai pasuksite pelytę į dešinę, jūsų žmogeliukas suksis į kairę, jeigu suksit į kairę, jeigu pelytę suksit į kairę, žmogeliukas pasisuks į dešinę. Taigi irgi labai nerekomenduoju, nebent tikrai žinot, kad jums tai yra geriau. RAW Input Bufferis tai yra, kai jums užtikrina, kad jūsų pelytės paspaudimas būtų su minimaliu uždelsimu. Tai yra beveik visada paliekat on, vienintelis variantas, kada off, jeigu žaidžiat ant mažiau negu 60 Hz monitoriaus, kas turbūt taip nėra. Galimai. Taip, tai dabar kaip surasti tą savo sensitivity? Tai realiai, ką siūlau padaryti, tai iššaunat vieną kulką, ar ne, ir taškiuką turit. Ir dabar bandot vaikščiot aplink tą taškiuką ir vesti savo pelytę, laikyti tą pelytę ant to taškiuko būtent. Savo crosshairą ant to taškiuko. Ir jeigu maždaug plius minus, taip kaip aš darau, galite išlaikyti tai pakankamai efektyviai, reiškia tai jūsų sensitivity. Jeigu jūs, pavyzdžiui, nespėjat, tai realiai reiktų, jeigu tarkim jūs nespėjat patraukti tos pelytės, tai realiai reiktų pakeisti tą sensitivity. Ir atrasti tą sensitivity iki tokio, kad jau galite pilnai vedžioti aplinkui tą taškiuką. Labai lengvai. Norint būti sunkiu taikiniu priešininkui, reikia judėti. Kaip judant šaudyti, toj parodysiu. Pirmiausia, besimokant šitą mechaniką, ką siūlau padaryti, tai nueiti į video, stats, paskrolinant žemyn, shooting error. Paspaudžiat graph only. Ir matysite, jeigu tai jūsų taiklumas yra jeigu taikliai šaudote, tai paaišys geltonai dešiniai pusėje shooting error to grafą. Bet jeigu judant šaudysi, rodys mėlyna, reiškia, kad jūsų kulka šauna visiškai pro šalį. Dabar kokia mechanika bus, yra strafe shootingas. Tai esmė tame, kad realiai šitaip reikia išmokti šaudyti. Kaip aš tai padarau? Tai yra, kai paspaudžiu A, bėgi, ir jau kai nori apsisukti ir vėl eiti į dešinę, tik paspaudi 2 raidę, iš karto tuo pačiu metu spaudi šauti. Tai realiai matot mano inputus. Kai tai padarote puikiai, galite toliau treniruotis tą patį prak ant botų.
kai tai išmoksite puikiai daryti, garantuoju jums, kad tikrai busite labai sunkus target priešininkam ir tuo pačiu galbūt net pavadinsis cheateriu. Taigi teoriškai šitas strafe shooting yra geras tada, kai yra gana toli targetas, tarkim, tavo priešininkas yra gana toli ir tau reikia po vieną kulką šaudyti, ar ne? Bet kas jeigu yra šiek tiek arčiau, va, tarkim, tokiu atstumu, aš siūlyčiau tada jau, ta prasme, kiek čia, kokie 15, 20, sakykime, metrų, burst fire daryti. Burst fire tai reiškia, kad šaudote po 2-3 kulkas ir lygiai tą patį darot. Esmė tame, kad tavo pirmas 3 kulkos yra gana tikslios, jeigu pasižiūrėsit. Pirmas 2 ir pirmas 3. Realiai taip, šiek tiek kyla į viršų, todėl visą laiką, kai aiminat, nesitaikot tiesiai į galvą, o šiek tiek žemiau, į kaklą šaudot. Ir tavo taikinukas automatiškai, tavo kulkos automatiškai šiek tiek pakyla ir į kaklą šaunant vis tiek yra one-shotas. Dar į kaklą šaunant, bet jau čia, jau šičia jau yra per žemai, va šičia yra labai perfect crosshair placementas. Nes čia yra vis dar one-shotas, vis dar į kaklą šaudant yra tas pats, kas ir į galvą šautum. O jeigu nepataikys į galvą, tavo burstas gali, tavo burstas dažnai datems tave iki galvos. Tai antra mechanika, kurią reiktų išmokti, yra tas toksai burstinimas. Tai kaip išmokti gero crosshair placement? Taigi visų pirma, aišku, visą laiką turi išmokti turėti, tavo taikinukas turi visą laiką būti head level. Ir niekados nevaikštai šitaip kažkaip, tai taip, ar tenais šiek tiek aukščiau. Visą laiką, bet tu peilį išsitraukęs būni. Visą laiką vis tiek laikai crosshairą head level. Visą laiką, kad ir tu visiškai kažką kito veiki, nežinau, galvoji apie kažką kitą, tai tavo turi visą laiką taikinukas būti galvos lygyje. Toliau, vien galvos lygio taikinuko laikyti neužtenka. Jeigu tu laikysi taikinuką, tarkim, šitaip, tu niekados nenušausi iš vienos kulkos. Tu realiai labai retai, ta prasme, jau čia labai retais atvejais, viens iš 100, kuris nieks realiai taip nepykina. Jeigu nieks taip nepykins va šitaip, ar ne? Ir tau reikės, kadangi tu laikysi arti sienos savo taikinuką, tau reikės adjustint ir matai, kad oi, jau jisai išsvingina ir tau reikės va šitai padaryti, ar ne? Tai nėra gerai. Iš esmės, tu turi laikyti šiek tiek toliau nuo sienos taikinuką. Tas kiek toliau, tai yra priklauso nuo tavo reaction time. Aš kaip jaučiu, kad mano reaction time'as yra maždaug, kad jeigu žmogus išsvingins, white swingins mane, tai aš kažkur va šičia jį nuvantepinsiu, plus minus. Va šitoj vietoj, kai jisai va taip išpykins, aš jį va šitoj vietoj jau galėsiu tiesiog paspausti kulką. Paspausti vieną mygtuką ir nušauti. Galbūt, jeigu tavo reaction time'as yra geresnis, tu gali šiek tiek va taip laikyti. Galbūt tavo prastesnis reaction time'as, tu gali galbūt va taip laikyti. Realiai turi pajausti šitą reikalą. Tai kaip išmokti tą crosshair placementą? Kaip pajausti tą, kur laikyti savo taikinuką?
lengviausias būdas yra deathmatch. Deathmatchas yra geriausia vieta išmokti savo crosshair placement. Bet deathmatchas taipogi realiai tau, kaip deathmatchą reikia žaisti, tai yra tu negali šaudyti body, negali ten eiti ir sprayinti tenais kažkaip tai. Esmė tame, kad tu kai mokėsi crosshair placementą savo, tapini. Nenušovėjai, va tai vėl judi, nušaunė, ne? Vėl laikai, pavyzdžiui, žmogus, žinai, kad to išpykins, bam, vėl nenušovėjai, vėl tada. Ir tiesiog šaudai į galvą, tik į galvą, po vieną kulką į galvą ir taip greičiausiai išmoksi savo crosshair placementą. Tada žinosi, kad tu jau nebešaudai, tavo pirmą kulką nešauna į kūną, o šauna grinai jau į galvą. Taip, pradžioj bus sunku. Pradžioj daug nenušausi deathmatch'e, bet su laiku išmoksi ir galėsi net laimėti tą deathmatch'ą. Kita mechanika, apie kurią noriu pakalbėti, yra prefirinimas. Prefirinimas yra labai panašus į strafe shootinimą, kai realiai darai šitaip. Tik tais, kai tu esi 90%, sakykime, garantuotas, kad žmogus bameiną, sakykime, laiko va šitaip. Labai dažna situacija, kad žmogus tiesiog va šitaip laiko angle, ar ne? Tai ką tu darai? Tu jį prefirini. Realiai lygiai tas pats su AD, vėl. Tu žinai, kad ten žmogus, tu tiesiog jį gali ir šitai padaryti. Burst fire. Iš karto, va. Taip, realiai tiesiog nepamirškit, kad strafe shootinimas tau padės ir, prefirinti. Realiai daug greičiau žmogus. Priešininkas realiai net nepamatys. Jeigu jisai va šitaip holdins angle, jisai net tavęs net nepamatys. Beveik garantuoju, kad jis tiesiog galvos, kad tu čia jį per sieną nušovai. Dažniausiai angle, pavyzdžiui, centerį. Realiai lygiai tas pats šitoj pozicijai, kai ir A-mainas. Irgi labai dažna vieta, kada reikia tau nuprefirinti, tai labai gali tiesiog žmogui net nepamačius nušauti jį. Tai yra daug tų vietų, visose žemėlapiuose yra tokių vietų, kur tiesiog obvious, kur gali žmogus holdinti ir tu tiesiog jį gali lengvai nuprefirinti. Tai kodėl nestovėt prie sienos prefirinant? Jeigu tu būsi prie sienos, tu būsi šiek tiek lėtesnis, nes tu nesvingini jo 90 laipsnių kampu. Esmė tame, kad jeigu priešininką tu nori, šičia priešininkas stovi ir tu jį nori labai pačiu greičiausiu būdu nušauti, ar ne, tau reikia šiek tiek tą 90 laipsnių kampą išlaikyti. Visose situacijose, visose mapose, visur. Jeigu šičia priešininkas stovi, ar ne, lygiai tas pats. Tu šiek tiek tą 9 laipsnių bandai išlaikyti. Svinginant. Nes jeigu tu svinginsi lygiai tiesiai, šitoj vietoj galbūt labai nesijaus, bet ypač, tarkim, bumainė, tai labai jaučiasi, kadangi jeigu tu prie sienos būsi, tu tikrai daug lėčiau išsvinginsi ir jam duosi šansą tave nušauti. Tai esmė tame, kad prisiminkit 90 laipsnių taisyklę. Nežinau, ar kažkaip, gal kitaip galit pavadinti taisyklę, ar ne, tarkim. Tie taisyklė turi būti. Būtinai visą laiką svingini jį 90 laipsnių kampu. Niekados nesvingini šitaip, nes tai bus lėčiau. Ta mechanika, apie kurią noriu pakalbėti, yra pykinimas be garso. Kaip pykinti be garso? Tai jeigu dabar pykinu su shiftu, sakykime, ar ne, aš išpykinsiu lėtai. Gana lėtai ir jeigu žmogus mane laikys čia, sakykime, ar tenais kažkur kitur laikys, jisai turės daugiau šansų tave nušauti.
kaip yra teisingai pykinti. Tai yra, matot kaip, žiūrėkit, kaip greičiau. Šitaip ar šitaip? Esmė tame, kad kaip šitas žaidimas veikia, kad tu pirmą stepą atleidęs shiftą padarai tik po kažkiek laiko, žiūrėkit. Girdit? Kiek aš painu, matot? Nežinau, čia kokia 4 plytelės. 4 plytelės perinu be soundo beveik. Tai šitą dalyką reiktų abusinti ir išmokti pykint be garso. Nelaikant shiftą. Niekados nelaikau shiftą, jeigu matot. Ir va, tarkim, mainą visą galiu išpykinti be garso, nelaikydama shiftą. Tada biškai apeini ir vėl pasitikrini. Ir vėl biškai atsitraukiu, tarkim, kad neturėtų tokio disadvantage. Ir vat ir pykini viską be shifto. Kitas dalykas yra flikinimas. Dabar įsivaizduojam, ar ne, kad aš atėjau B-mainę, ar ne, esu B-mainę ir aš čekinu cornerius, ne, ir tarkim, aš čia pačekinau, nieko nėra. Aš čia išlindau, bet jau čia priešininkas mane svingina. Kaip išmokti gerai flikinti? Kad aš galėčiau, jisai išsvingino, ir taip nušovė. Arba, tarkim, aš jau atsitraukiu, arba jau nežinau. Esmę suprantat, bet tipo, iš marketo išėjo ir kad aš jį galėčiau nušauti greitai. Kaip išmokti tai padaryti? Žinoma, 100% to nepadarysite visą laiką, bet galima improvinti šitą dalyką. Kad, kokį 70%, sakykime, galėtumėt 70% iš 100 galėtumėt priešininką nušauti. Taigi, kaip išmokti flikinti, tai siūlyčiau pradėti nuo medium botų, pasijungiant F3 ir medium bots. Kai padarot 20-25, gal šiek tiek net ir daugiau gali, tarkim, jau surinkti consistently, tai pereinat prie hardo. Pereinat prie hardo ir tenais jau nebebus taip neleis adjustinti realiai jau tau šitas tie hard botai. Tai tiesiog vat ir treniruojatės šitaip. Dar ką norėčiau paminėti apie flikus. Jeigu jūsų crossairas čia ir jau priešininkas išlindo iš čia, nesustokit judėti, nes visą laiką būkite judantis taikinys. Jeigu stovėsit, būsit labai lengvas taikinys priešininkui. Tik tais pamatėt, kad priešininkas jau pradėjo pykint, judu, nesustoju, judu, visą laiką va šitai. Taigi, dar noriu pakalbėti apie sprayinimą. Realiai šitam žaidime, kuo mažiau sprayinsit, tuo geriau. Jeigu pradėsit sprayinti šičia, matot, labai sunku yra išvaldyti savo aimą, kai jūs taip sprayinat. Tai ką siūlau daryti, kai tolimas taikinys ir galimai potencialiai yra daugiau negu vienas priešininkas artėjantis į mainą, nesprainkit. Nepataikėt tiek to jau grįžkit už coverio. Pašaudai, paburstinai, nepataikai, grįžai, nepradėk spraint, niekados nepradėk spraint šito. Galima sprainti tada, kai realiai žinai, kad realiai yra 1v1 duel, niekados nespraini, kai jau yra, kai dar 2 žmonės pykins tave.
Tai esmė tame, kai 1v1 duel ir atstumas maždaug, 15 metrų jau čia turbūt maksimum yra. Daugiau negu 15 metrų, sakyčiau, vėlgi burstais šaudot, ar ne? Bet kai jau artimas taikinys, taip, jau tada nuspreinat, nukrauč spreinat. Ir jisai, esmė tame, kad kai jūs esat krauč, jūs turi daugiau šansų taip turbūt nušauti tą vieną priešininką. Bet jeigu antras priešininkas išsvingins treidinti savo draugą, jūs, kai jau kraučia, esat ir sprėjyje savo, jūs jau daug mažiau šansų turėsite tą antrą nušauti. Ir jam busit labai lengvas taikinys, nes vėlgi nejudat. Kai nejudat, esat lengvas taikinys. Tai jeigu yra daugiau negu vienas priešininkas, siūlau visą laiką burstint, ar ne? Jeigu tik vienas priešininkas, galite išsvinginti ir nuburstint. Ne nuburstint, o nuspreinti. Šiandien tiek. Ačiū, kad žiūrėjot. Like, subscribe ir iki kito karto.